Sveiki visi! Šiandien mes pagaminsime rankučių ir pėdučių antspaudus. Pateiksime 2 paprastus receptus. Pirmasis receptas. Mums reikės dubenėlio, 2 stiklinių miltų, 2 stiklinių vandens ir 1 stiklinės druskos. Į dubenėlį suberiame miltus. Druską sumaišome su vandeniu. Paturiu vandenį pakaitinti, kad ištirptų visa druska. Mes vandens nekaitinome, todėl druska neištirpo ir tešloje liko kaip akmenukai. Atvėsusi vandenį su druska įpilame į miltus ir tada labai gerai viską išminkome. Padaliname į tiek dalių, kiek gaminsime antspaudų. Mes iš tokio kiekio tešlos pagaminome 5 antspaudus. Kiekvieną gabaliuką gerai suminkiau į rutuliukus, pakočiojau su kočėlu. Rekomenduoju palikti mažiausiai 1 cm storio blyną. Tada antspaudai būna gražiausi. Pasikviečiau vaikus ir prispaudėme kojas ir dalykus ant blynų. Gautus antspaudus palikome išdžiūti. Tokie antspaudai gana ilgai džiūsta kelias dienas. Norint pagreitinti džiūvimo procesą, galime pakaitinti orkaitėje 100 laipsnių temperatūroje 2-3 valandas. Antrasis receptas. Mums reikės 1 stiklinės sotos, pusę stiklinės krakmolo ir 3/4 stiklinės vandens. Galite taip pat pridėti ir 1 valgomo šaukštą aliejaus, kad tešla būtų kiek standesnė. Tada viską sumalėme, supylėme į puodą ir kaitinome ant silpnos ugnies tol, kol košė nebelipo prie rankų. Atvėsusią masę išminkome. Jeigu šiek tiek dar limpa prie rankų, tada rankas tiesiog sudrėkiname vandeniu arba ant stalo pabarstome krakmolą. Vaikams smagiausia su tešla pažaisti. Padalinau tešlą į 4 dalis. Iškočiojau nedidelius blynelius. Ir padarėm rankų antspaudus. Tada kepimo skardą išklojau kepimo popieriumi. Sudėliojau padarytus antspaudus ir pašoviau į orkaitę 100 laipsnių temperatūros 2 valandoms. Kai formelės sukietėjo, tada su akvareliniais dažais nuspalvinau įspaudus. Tiesą pasakius, man labiausiai patiko antrojo recepto tešla, nes ji gaunasi baltesnė, turi gražaus blizgesio ir yra tvirtesnė už tešlą iš miltų. Formelę gautą iš sodos ir krakmolo sulaužyti daug sunkiau. Tuo tarpu miltinės tešlos antspaudai gavosi sunkesni, trapesni ir gelsvesni. Gautas antspaudų formeles galime nuspalvinti bet kokiais dažais, galime nupurkšti laku, galime įklijuoti į rėmelius. Tai tikrai labai puiki dovana seneliams nuo anūkėlių. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.